Labas rytas. O čia kažkaip iškraunam taip. Sutarėm su vairuotoju ant 8. Lygiai 8 atvažiavo. Šavarsvė. Bata ir mediena. Bet tai dirbi ir šeštadieniais, ne? Ne, aš žmogus paskambina gydė, paim pinigus. Kaip galėtų sakyti? Supratau. Ir mano toks požiūris, kad jei galim paim pinigus, tai reikia juos paimti. Duos lietaus šiandien toks jausmas. Dar kamerą reikia pasikabinti. Čia irgi kalbėjau, tiek su sūnumi esu kalbėjęs, tiek su kolega kalbėjom šią savaitę. Žmonės pamato Mersą kokį ar Bemsą ir galvoja, va tas tai turi pinigų. Ūgtelėjęs, supratau, kad va kai pamatai tokią techniką, čia va kainuoja pinigus. O tos naujos mašinos tai leasingas dažniausiai. O, boružėlė. Boružėlė 7 taškė, la. Kiek tau taškų? 2? Rimtai 7. 3 ir per viduriuką. Skris. Nenuskrido. Matau ir difuzinės rulončikas. Difuzinė ėmiau 200, man atrodos, gramų. Viso vatos yra 28, man atrodos, pakiukai. 20 yra 15 ir 8 penketuko. Tai čia stogui. Batą čia galim ir dėt. Čia turim Kempenk N95 konstrukcinę medieną. Čia yra berods neimpregnuota karavano būtent sienoms. Jo, čia yra sienom neimpregnuota. Dar turėtų būti impregnuota terasai su terasiniam lentom ir tada gegnės, jeigu aš gerai atsimenu. Tai visa mediena, jau gal ir pastebėjot, yra iš Timber. Šiauliuose įsikūrus įmonė, patys jie pjausto didžiąją dalį savo medienos, tai gauni ir kainą, ir kokybę. Čia jo, čia konstrukcinė impregnuota ir vatytės. O tai kaip aš ištrauksiu? Gerai. Gerai. Taip. Nežinau, aš kada čia viską pasidarysiu, iš tikrųjų. Kosmosas. Tiek to darbo čia yra. Turėtų būti dar viena paletė šiaip. Man dar reikalinga stogo mediena. Jo, dar yra. Jau buvau biškį sunerimęs. Šiaip, iš tikrųjų, tiek turiu darbų ir tiek turiu reikalų, kad užeina laikas nuo laiko tas toksai, ne tai, kad panikos ataka, bet toks stresas labai sukyla, nerimas toks užeina, toks kaip ir neturi priežasties, viskas, kaip ir kontroliuojama, bet toks vidinis. Atsakomybė tai turbūt, ne vadinasi? Ble, čia terasinės lentos. Tai kur mano gegnės? Gegnių tai aš nematau, hebra. Gegnių aš nematau. Viskas? Labai gerai. Čia gegnės bus? Labai gerai. Puikiai, čia viskas telpa. Puikiai. Ir buvau pamiršęs, aišku, dar čia turėtų būti dabar poliai. Tai žodžiu, turim konstrukcinę namelio vidui, turim konstrukcinę terasai, turim dailylentės nameliui, turim terasinės dailylentės, turim stogo gegnės ir polius to iškraus. Ir viskas iš Timber. www.tmbr.lt. Oba!
Lium. Ką, ačiū tau. Už ką? Galiu aš internetą naudot? Šo? Nes vis tiek mataisi, žinai. Dalis iš tų medžiagų yra vata karavano stogui. Vatą pirkau iš Moki veži. Blembo, gal nieko neatsitiks tai vatai taip. O kas jie atsitiks realiai? Gražiai supakuotas sandariai. Nešam pradžiai tuos pavienius. Sunkiausia dalis yra nedirbt, o susidėlioti visus filmavimo etapus. Girdit? Eina oras iš maišų, atrodo, kad padangą būtų išleidę. Nu, aišku, tai yra suvakuumuota, supresuota ir normalu. Dabar principė, su to Vilnium aš čia labai susistabdęs esu. Labai atima daug laiko. Realiai per savaitę aš prarandu vien 5 valandas važiuoti į Vilnių ir atgal. 5 valandas tai yra didelis darbo kiekis, kurį gali padaryti, bet nepadarai, nes tu tiesiog vairuoji. Tiesa, yra šeštadienis, 9 valandos ryto. Aš čia nuo pusės 7, ne, nuo pusės 8 meluoju. 7 išvažiavau iš namų. Tai aš čia esu nuo pusės 8 ir va, susitvarkau ir tada važiuoju skaičiuoti objektų, matuot. Paskui sąmatų skaičiuoti. Tada dar vieną objektą turėsiu po pietų. Nu va, taip ir gyveni žmogus. Matau, kad vėjas kyla. Šiaip pranešė, kad bus lietaus. Kas manęs visai nedžiugina. Nereikėjo čia to lietaus. Jeigu kas nors bandysi daryti dalykus vienas, tai nusiteikit, kad žiauriai dažnai ims nervas. Nes ką bedarytum vienas yra tikrai labai sudėtinga. Bet kad ir dabar vienam užsidangstyt plėvelę, kurią vėjas kilnoja, yra labai įkyrus darbas. Kaip dainavo Keistuolių teatras, reikia tik labai norėti, pasistengti ir tikėti. Nežinau, turbūt nepataiko nei tonacija, nei melodija. O kas man jaunam? Nu ir viskas. Šiandien tiek. Važiuosiu toliau darbus darytis kitus. Pirmadienį gal net atvažiuosiu. Pasidaryti reikia polius. Žodžiu, dabar esmė kokia? Esmė ta, kad reikia stogo. Bet stogui reikia kolonų, kolonom reikia polių. Sakysi, tai reikėjo daryti karkasą. Čia ne tas pats, hebra. Ne tas pats. Ne tas pats. Vos nepamiršau vieno dalykėlio, tai kamera. Kai gyvenau šitam karavane anksčiau, tai buvau pasikabinęs kamerą. Paskui, kai išvažiavau, nukabinau, bet kadangi dabar turim nemažą kiekį medžiagų, tai manau kamera vėl visai reikalinga. Patraukit vaikus ir silpnų nervų žiūrovus nuo ekrano. Gavau komentarų praeitame epizode, kad viskas gerai, bet galėtum mažiau keiktis, žiūrint su vaikais, ne visai skanu. Pasistengsiu keiktis mažiau, bet taip pat noriu paminėti, kad aš nesu kažkoks apsimestinis personažas ir visą tai, ką aš kuriu, noriu, kad būtų natūralu. Nenoriu vaidinti, nenoriu apsimesti kaip didžioji dalis Lietuvos visuomenės elito, kurie rodo save kaip
išprususius, išsilavinusius, intelektualius žmonės, bet paskui išlenda vienur ar kitur vaizdo įrašą, kaip jie prigėrė, apsivėmė, kur nors voliojas, keikėsi dar baisiau negu aš, statybininkas ir panašiai. Tai tiesiog nenoriu būti netikras personažas ir apsimesti. Kodėl sakau patraukit vaikus nuo ekranų? Todėl, kad pradžioje aš pasikeiksiu. Atsiprašau, bet pradžioje aš pasikeiksiu. Visi matėt, visi girdėjot, kai aš kalbu apie tai, kad skambinau iš Šiaulių rajono savivaldybės architektūros skyrių, kalbėjau su architektūros skyriaus darbuotoju ir klausiu apie šitą karavaną. Ir mane patikino, kad man galima statyti iki 80 kvadratų, nors aš ir pats buvau girdėjęs, kad galima tik tais iki 50, nes yra pakitę. Man sakė, ne, viskas gerai. Kitas žmogus jau būtų turbūt, jeigu turėtų daugiau laiko, jeigu ir aš turėčiau daugiau laiko, aš jau turbūt būčiau surinkęs karkasą 80 kvadratų ir lipdęs toliau. Visa laimė, kad aš neturiu daug laiko dirbti čia ir aš turiu didelę bendruomenę žmonių ir aš gavau tiesiog žinutę iš vieno matininko, kuris sako, ne, Lauri, ne taip, žinok. Pasistatysi bus pizda. Sodė yra tik 50 kvadratų nuo lapkričio mėnesio. Ir prie ko aš link vedu, kad tu paskambini į vietą, kur žmonės turėtų žinoti informaciją ir kurie turėtų suteikti tau informaciją, kurie turėtų nukreipti tave tinkamą linkme, kad tu galėtum vykdyti viską pagal įstatymus, bet ne. Kažkokia dūra, kuri nežino to, ką jinai turėtų žinoti, teikia klaidingą informaciją ir kas bus atsakingas po to, kai aš pasistatysiu tą sušiktą 80 kvadratų karavaną. Ką išpis mane, ne ją, nes ją yra pohui. Jeigu aš taip dirbčiau savo darbą, mane rūrintų kiekvienas klientas. Pikta, tikrai yra pikta, kai tau yra meluojama. Žiūrima į akis ir meluojama ir sakoma, kad viskas yra fainai, kai nėra fainai, nes baudą mokėčiau aš. Tai šiandienos planas. Šiandienos planas yra pasiskaičiuoti dar kartelį namuko kvadratūrą, pažiūrėti, kiek aš dar tų kvadratėlių čia galiu dajungt ir dajungt. Gaila, kad vėlgi tie patys pakitimai, aš suprantu, kad tie pakitimai yra dėl to, kad labai daug kas prisistatė sodose nuo savų gyvenamų namų, toli gražu ne sodo namų, o normalių namų. Ir šitas pakitimas yra tam, kad visi jie pirktų statybos leidimus, ten mokėtų už projektus ir panašiai. Sustabdyti nusikaltėlį mes taip pat nuskriaudžiam ir paprastą galbūt žemesnės arba vidurinės klasės žmogų. Tai gaila tas yra. O dabar jau galit pasimti vaikus prie ekranų, jautresnių nervų žmonės ir galim pradėti konstruoti. Projektas karavanas tęsiasi ir dabar išpakuojam vieną iš daugybės timberio siuntų, o čia yra griežtiniai poliai. Aba. Žiūrim, ką turim. Turim va tokį reikalą. Turim varžtų terasai, polius gręšio su improvizuotu grąžtu, nes kadangi dirbu, sakyčiau, per daug, tai tiesiog neturėjau laiko pasimti speciranką, bet kas mus nužudys, jeigu mes mirti nebijom, nei tema, ne čia šitas. Tai gerai, galim susikonstruoti įrankį. Mano įrankis poliams gręžti atrodys labai paprastai. Paimu tokį, uždedu čia, pasižymiu vieną, pasižymiu antrą. Pasižymėjau. Čia niekas nesimato, kitą pusę. Davai čia. Maždaug išcentruojam. Pasižymiu vieną, pasižymiu antrą. Nereikia būti Ilonu Masku. Viskas labai paprasta. Pyst. Turėčiau, aišku, prasigręžti pirmą, bet kadangi esu daunas, tai pagrąžtus. Nu, turiu aš, bet čia kol juos susirasiu, tai aišku, ir galvutę galima mažesnę gal pasimti, ne? Šiandien tai susisuks ar ne? Tik padėk iškart skrusdėm aplipo. Na va, ir bus taip, tiesiog uždėsiu. Hujakt. Aišku, reikia dar prisukti. Ir tada tiesiog suksiu. Įsisuks poliai.
Taip, viskas vyks. Bus dar uždėtas, kur mano čia gulščiukas, va, žiūrėk. Oba. Na va, ir pagal gulščiuką tą. Taip, hop. Aišku, galbūt svorio ir daugiau norėtus, bet įsigręš. Va, taip ir atrodys mano tas šiandienos darbas. Haltūra gal. Bet žinot, kaip sako, tikslas pateisina priemonės. Tikslas yra pasidaryti minimaliom sąnaudom. Nu, tai ir darom. Taip pat noriu parodyti, kad viską galima pasidaryti. Čiut galvą pasakė ir viskas. Nieko čia sudėtingo. Dabar reikia susigaudyti kvadratūras, ištrižainės, aukščius, pločius ir gręžpolius. Pasimatuojam tada, kas čia gaunasi mum. Karavano plotis yra 3,70 grubiai. Matuokim dabar ilgį. Matuojam iki čia. 1,7 m. 5,7 m. Tu nustoji filmuot, čia filmuok. Jo, apšiek mat, kaip mane bėsina. Buvo 1,7 m, 5,7 m. Ir dabar 30. 1,7 m, 5,7 m, 30, 10,5 kart 3,7. Turim 3,8,85 kvadratus, nu tai gerai, čia turim išorės, tai vidaus turim, nu gerai, tarkim, 3,8 kvadratus. Vadinasi, dar 12 kvadratų mes galim dadurt. 12 kvadratų nėra taip mažai. Metras per visą namelio ilgį. O jeigu darom 12 kvadratų, tai 3/4. Nu, tai tarkim, jeigu darom 1, 2, 3, 4, tai realiai va, ten vidu yra tualetas. Tai pyst ir tada 3 metrus pyst. Ir tada čia nais gaunasi prieš kambarys įeit. Iš to kambario principė galima bus padaryti netgi 2 kambarius, nes gausis tada tikrai ilgas. Padaryti įėjimą ir 2 kambariukus į šonus, nu čia tarkim, jeigu vat, vaikai ar kažkas. Ir to pačiu galima tualetą pradidinti. Blogai turbūt, kad neturiu plano vidaus, net nežinau, ko aš ten norėsiu. Tai dabar noriu tiesiog pasakyti išorę, o paskui susigalvosiu vidų. Gal blogai, nežinau. Nes kitu atveju tada 12 kvadratų. 12 kvadratų. Nu, fink, Laurinai, fink. Nes čia bus terasa. Tai principė, jeigu mes čia šaunam 3 metrus tą bum-bum, tada galima daryti terasą bum-bum. Ir gaunasi taisyklingas stačiakampio forma namo. Variantas, variantas. Bet ar stogo užteks? Neužteks stogo. Dar buvo tokių pamastymų ten internete, nesuprantu, kam tas durnelis skarda ėmė lauk. Tik durnelis gali tai pakomentuoti. Nes nesvarbu, ką aš ant viršaus bešiltinčiau, jeigu aš šiltinčiau ant viršaus, tai ta vata, kuri yra tenais, apskritai per tą skardą ta vata neturi kvėpavimo. Medis vata neturi kur išgarinti drėgmės. Dėl to tenais ir gaunasi ta huine. Dėl to, kad per skardą nėra kaip kvėpuoti. Ten sakysit, yra tie tarpai, šūdas ten netarpai. Stogas gal dar biškį ir ventiliuojas, nes stogė ten tikrai daug tarpų, o sienom čia nebuvo jokių tarpų. Tai ta skarda yra čia blogis. Kam ėmė jie? Ne tavo reikalas, kam ėmė. 12 kvadratų. Namelis yra 3,7, mano gegnės yra 6. Blemba gal tada šaut tiesiog rimtai metrą per visą namelį? Nes gegnės yra 6, turėkime omeny, kad bus nemažas tas, pavadinkim, laipsnių pakilimas stogo, nes vien šlaitis. Neatsimenu, man atrodo, 20 cm į metrą kažkur skaičiuojasi. Man atrodo. Reikėtų ten pažiūrėti, bet kad daug, vien šlaičių daug šiaip reikia.
Tai 6 metrai, jeigu mes padarom namelį, dabar yra 3,7, dar metrą daduriam, padarom 4,7, tai nelabai net kas iš tikrųjų išsikiša iš galų. 4,7, tai lieka tik tais 1,30 m, tai po šiam užleidimui, bet kadangi dar gaunasi pasvirimas, tai labai nedaug lieka. O čia mes turim nori palikti priekyje, tai gale ten visai praktiškai nebus jokio pakalimo net. Lietvamzdžių, kad tik tais užtektų turbūt pakabinti ir viskas. Tai jo, turbūt tada reikia, nors iš tos pusės, aišku, galima bus šitą stogelį į kitą pusę šitai dalį padaryti. Čia ir yra didžiausias blogis. Žinot, yra pasakymas, kas dirbo visą dieną, neturi laiko uždirbti pinigų. Tai panašiai ir yra. Aš, kai dirbu nuo ryto iki vakaro kiekvieną dieną, aš nebeturiu laiko kada galvoti. Nebėra laiko kada galvoti. Tiesiog dirbi, nebėra laiko gyventi. Bet jei nedirbsi, tai nėra iš ko gyventi. Oi, Jėzau. Tiesą sakant, šiandien aš visai neturiu jokio nusiteikimo. Nes mane tikrai suerzino visas tas faktas. Ne, tai tu neišsisuk, aišku, Mane tikrai suerzino tas pats faktas apie kvadratūrą. Aš biškį susinervinau. O kai pradėjau dar galvoti apie tai, kiek čia yra chuйня, tai dar labiau susinervinau. Sakiau, nesikeiksiu tiek daug. Pabandom įsisukti. Poliai, tiesa, mano yra kiek per trumpi. Bet maža čia bėda. Yra polių prailginimai. Visai čia gražiai gaunas man. Man atrodo, kad nustojo lyst. Aš šiaip esu labai angliškai short-tempered. Umaus charakterio, tai aš labai greit prarandu savitvardą, taip vadinkim. Tai negana to, kad filmuojant man išsikrovė kamerą, jungiu iš naujo filmuot kamerą ir buvo nustatymas va taip kamera, vertikaliai. Ir 15 minučių bazarinau be reikalo ir vėl ištryniau ir dabar padariau taip. Jeigu aš dar nesu galutinai išprotėjęs, labai tikėtina, kad po šito projekto aš išprotėsiu. Pradėkime nuo to, kad aš nežinau, kada aš jį pabaigsiu, nes laiko žiauriai aš neturiu. Tikėjausi, kad biškais viskas greičiau, bet komentavo man ten irgi. Vėlgi, šiaip labai daug apie komentarus kalbėsim labai dažnai, tai man komentavo, kad labai daugam sustatė šildymo įrengimų žmogus, kas karavanus apsišiltino ir panašiai. Ir pasak jo, tai dauguma jų gale statybų buvo nebe tokie, kaip čia pasakyti, laimingi ir nebe tokie pozityvūs, kaip buvo pradžio statybų. Tai aš galiu pasakyti, parodyk man bent vieną žmogų, kuris pradėjęs kažkokį tai projekto pabaigoje yra toks pat pozityvus kaip jo pradžioj. Taip niekad nebūna. Va dabar kalbėjau Instagrame, žmogus irgi namą statosi, labai daug darosi pats. Lygiai taip pat, namas jau stovi, ten įsirenginėja vidų, visą kitą jau ten iš principų ir gyventi galima. O gal ir gyvena, nežinau. Lygiai tą patį sakė, sako, blemba, jau biški pavargau, sako, ta prasme, jau ir to pozityvo mažiau. Ir tai yra normalu. Tai yra normalu, nes visko neįmanoma paskaičiuoti, visko neįmanoma įvertinti, galų gale pavargsti. Žiūrėkit, ką parodysiu. Monster Energy. Žodžiu, įsisukau polį irgi metro atstumui, įstampiau šniūrą ir dabar gręšiu polius. Nežinau, į tos 11 metrų. Kiek ten polių? 1, 2, 3, 4, 5. Tai gal čia kokius 6 įvarysiu. Gaila. Žodžiu, apie polius. Nežinau, ar pasakau, jau nebežinau, kelintą kartą įrašinėjau. Poliai yra per trumpi, metriniai. Tai aš žinojau, kad jie bus trumpoki. Tai terasai galvoju karkasą dvigubą daryti. Va čia bus terasa. Tai terasa dvigubas karkasas išaukštins. O nameliui darysiu praaukštinimus. Juos galima pirkti, bet pusės metro praaukštinimas apie 3 eurų. Kas yra mano manimu kiek per brangu. Tai aš galvoju pasivirinsiu pats. Kalbant apie virinimą, tai žodžiu, suku kitą polį ir tada kalbu. Kalbant apie virinimą, tai suvirinimas yra vienas iš darbų, kuris man šiaip atrodo fainas. Atsimatuojam. Čia kiek sakiau buvo? 10,70. Tai centras yra 5,35. Ne? Tai davai. Centras bus bum ir tada dar bum kažką ten. Ne, bet tada gausis tik 5. Suvirinimas man atrodo įdomus darbas ir pavyzdys yra geras vyrukas, su kuriuo karts nuo karto pasirašom Instagrame. Vat būtent jisai, nes suvirinimas gali būti neįdomus, ne? Galima ten virinti kokius, šiaip neįdomius dalykus ir sakyti, kad nesąmonė tas suvirinimas. Bet jisai tą darbą daro įdomiu. Jisai virina kryžius, laiptus, tiltelius. Kas fainai.
Ir aš norėjau irgi kažkada būti suvirintoju. Ne tai, kad būti suvirintoju, bet išmokti šito amato. Taip, reikia. Išmokti šito amato, bet kai jau nusprendžiau, kad aš norėčiau jo išmokti, pradėjau domėtis, tai mokslai nėra trumpi per įdarbinimo, užimtumo tarnybą. Bet aš jau turėjau vaikų ir negalėjau sau leisti likti be pajamų tokį ilgą laiką. Tai teko atsisakyti šito noro, bet kadangi aš esu suaugęs ir aš galiu daryti šūdus dabar, tai aš manau, kad aš nusipirksiu suvirinimo aparatą ir karts nuo karto tiesiog pavirinsiu dalykus pats. Kaip pavyzdys, va tos praaukštinimas. Paimsiu ir susivirinsiu. Ir ką jūs man? Galvojat, nesusivirinsiu? Susivirinsiu. Aš dabar su pagaliu suku polius. Ką aš nesusivirinsiu su aparatu? Praaukštinimu? Nebejuokinkis. Dabar suku tiek, kiek galiu, o jau kai nebegalėsiu, damušiu, manau, su aparatu. Aišku, iš principo dabar, tarkim, nesuku nebeina, tai aš galiu tiesiog čia ilgą dar blankę prisukt, kokių 2 metrų, ir tada per ilgą atstumą aš net nejausiu, kai įsisuks. Fizika. Čia turbūt sverto principas biškai kita veikia, bet į tą pusę. Gerai, imam kitą. Kažkas irgi komentavo, kad tiesiog laidau pinigus į balą. Buvau aš padaręs reels apie tai, kas yra pinigų laidymas. Viskas gyvenime yra pinigų laidymas. Žvejyba yra pinigų laidymas. Motociklai yra pinigų laidymas. Hebra, netgi iš principo valgymas yra pinigų laidymas, tam tikra prasme, skanus valgymas. Vis tiek iššiksi juk. Viskas yra pinigų laidymas. Kelionės yra pinigų laidymas. Ne, bet kelionės kaupi įspūdžius. Nu tai kas? Bet pinigai tai nebegrįžta. Viskas yra pinigų laidymas. Jeigu aš darysiu tik tai, kas reikia, tik tai galiausiai man nuvažiuos stogas. Aš žinau, jau yra buvę. Yra nuvažiavęs. Ne šiaip su aš tą sakau. Todėl, jeigu jūsų vyras vairuoja mocą, nu tai laisvai vairuoja mocą, žinokit. Griežtiniai poliai versus betoniniai poliai. Nu tai patys matot. Ar betoninį polį gali be kažkokios technikos įgręžti? Negali. O čia paimi, pis ir yra. Turbūt vienareikšmiškai šitas polis laimi prieš betoninius. Betoninių aš daug prigręžęs. O šitų ne, nes kažkaip dažniausiai papuldavo, kad aplinkybės neleisdavo man šitų naudot. Nu, ar ten jau būdavo kažkas daryti, ar dar kažkas, kad neišeidavo. Tai neturiu aš daug praktikos su šitais, bet, nu, man atrodo, praktikos daug nereikia, kad suvok, kad čia yra 5 kart lengviau. Be visiškai jokios patirties žmogus gali juos montuoti. Kur su betoniniais, nu, vis tiek jau reikia ir betono maišyklės, ir atsivežti visas žaliavas, žvyrai, smėliai, vandenai, reikalinga elektra ir taip toliau. Nu tai čia yra žiauriai easy palyginus. Užtek šitą. Įsukau polių. Kaip matėt, pradžioje sukau su trumpu, tada prasilginau. Fizika. Oba. Ir va taip gali, grinai, kaip romėnai, kaip vergai malūnų suko. Taip pat ir čia, aišku, dviese būtų iš visizi. Žiauriai jis būtų dviese. Bet galima viską ir vienam. Ne. Nu jau į pabaigą paskui reikės pagalbos, gal sūnų, sakiau, atsivešiu. Galimai. Nu ir va, ir šiandien nieko daug nepadarysiu. Epizodas bus apie tai, kad gavome dieną, biškį pasiskūsiu. Ir va, kad pasikeitė planas. Nu ir poliai. Tai žinosit, kaip polius sukti, jeigu nežinojot. Šniuriuką išsitempi, išsikali, bam, bam, šoninius ištempi šniūrą, susigrėži kitus. Tada ant jų dėsis jau va, kem 595, 2 aukštais, čiuk statysis kolonos. Nu, žodžiu, karkasas, elementariai, karkasas. Grindis su ta grindinė plokštė reikės uždaryti, apsišiltint.
Ten po apačią šiaip labai norėčiau pūst. Jeigu žinot kažkokių, kas pučia poliuretano putas, tai galit patagint po video, nes būtų gerai pūst. Su polistirolu, su kiek žmonių bekalbėjau, vis tiek savo, kad šala. Šala grindis. Bent jau 10 apšiltinus. Tai, o jeigu šiltint 15, laikas kiek sugaiši, o daug jo sugaiši ten, tai būtų turbūt paprasčiau užpūst. Tai va, pabaigiu gręžt. Neturiu šiandien daug upo, tai turbūt netęsiu. Kartais, šiaip dažniausiai aš darau per negaliu, nes reikia, bet kartais pasakau savo, kad fuck it ir leidžiu biškelį nusirefreshint. Tai šiandien turbūt tiek. Nuoširdus ačiū tiem, kas žiūrit, kas laukiat kitų epizodų, kas palaikot. Stengsiu atsinešti naują energiją, nes tikrai tas faktas mane suerzino su kvadratūra. Shake it off padarysim ir rytoj tęsim darbus. Nes kitaip nebus. Nepamirškit paspausti subscribe. Paspauskit subscribe. Nedaug trūksta iki 100 000. Žodžiu, apsilankykite Instagrame. Ten aš keliu daug daugiau turinio, daug dažniau. Tai iki sekančio epizodo. Čiau. Jums leidus aš nusikeiksiu, bet sakiau nesikeiksiu, tai nesikeiksiu. Pamiršau paminėti kainas. Nepaisant to, kad pamiršau paminėti kainas ir nufilmavau paminint kainas, tai kai nufilmavau paminint kainas, pamačiau, kad mikrofonas nejungtas. Poliai. Vieno polio kaina 15,5 €. 15 šiam, jeigu neklystu, jeigu tiksliai. 15 kart 6 yra 90. Nu, su centais, tai imkim. Dar šniūras. Išleidom 95 €. Nedaug, bet nedaug ir... Ai, meluoju! Dar gulščiukas 8 €. Tai išleidom 103 €. Moki veži, jeigu ką. Žiauri fainas. Šiaip man visai patinka Stanley įrankiai. Ypatingai, jeigu Fat Max linijos tu iš viso. Gulščiukai, kuriuos naudoju Stanley Fat Max, 4 turbūt metai. Tvoras betonuojant, tramboju betoną. Rodo puikiausiai. Tai rekomenduoju visai. Kaip ir Timberį. Ačiū, kad žiūrėjot. Dabar jau tikrai viskas. Iki sekančio epizodo, kuris tikiuosi bus greičiau. Ir dabar kiekvieną savaitgalį čia darbuosios. Daugiau, mažiau, bet darbuosios. Tai ir video. Daugiau, mažiau, ilgesni, trumpesni, bet bus. Tai ačiū, kad žiūrit, mėlėjai, ir iki sekančio. Susinervinau, kad nieko šiandien nepadariau, tai dar 4 poliukus įvariau. Čia bus 4 kolonos, kurios laikys pagrindę stogą. Kolonos, tada jos ten sujungtas viršui su skersiniu ir tada stogas. Dabar jau viskas.